Her eyes were like mine. Perfektinau savo. Nes gerai atrodo. Pirma yra. Kad išsipauto taip galvą. Rar. Sveiki visi, tai sveiki atvykę arba sugrįžę į mūsų podcastą. Šiandien gerai, kad nefilmuojam, vadinasi, mes šiandien labai geros nuotaikos, aš atsiprašau. Šiandien ir vėl yra mūsų jau nuolatinis svečias, Emilija Goberytė. Taip, sveiki, vėl aš. Taip, garbanės. Aš tikiu pasilgą. Mano darbų nesimato, bet ir vėl. Aš šiandien garbanota už dviesų. Taip. Tai ką veikia Danielė ir Elza? Jos atostogauja. Todėl jų nėra Vilniuje. Elza dirba, ramiai. Elza dirba, aš atsiprašau. Danielė atostogauja Palangoje dabar lyjam. Žinai, todėl sėdi namuose Palangoje, turbūt nežinau, ką neveikia. Bet Elza tai dirba. Tai atleiskite. Ir beje, sorry, kad neįkėlėm serijos šią savaitę anksčiau, nes susidūrėm su techninėmis kliūtimis ir video negalėjo pasiekti mano rankų, todėl negalėjau keltis. Žodžiu, labai komplikuota situacija, bet atsiprašau, tai greitai imam, filmuojam, keliam, kad jums būtų ką žiūrėti. Ir labai labai ačiū visą meilę, kurią palikote ant praeito mūsų video, man atrodo, buvo 4. serija. Labai ačiū, labai daug peržiūrų, daug laikų, komentarų. Tai esame labai labai laimingos ir labai tikrai dėkojame visiems už jūsų palaikymą ir meilę. Tai jūs tiesiog mus motyvuojate tęsti šitą podcastą toliau. Tai šiandien tikiuosi, kad pasiruošiau aš gerą temą. Tikiuosi, kad bus įdomu ir Emilijai pakalbėti apie tą temą ir jums išgirsti kažkokių įžvalgų iš tos temos. Man tiesiog visada gera čia. Emilijai tiesiog visada gera čia. Emilija nesiskus. O šiaip, šiandienos tema tai yra tokia, nežinau, pavadinimą kaip tu dieve. Žodžiu. Apipavidalinti. Apipavidalinti. Aš tai nemoku ištarti paralelinė. Paralelinė. Koridorius ar koridorius? Koridorius. Okay. Paralelinė. Paralelinė. O Dieve, ne tos ikonos. Žodžiu, reikia surimtėti, nes mes turime rimtą temą. Ne tą žmogų pasakyti. Šiandien mūsų žodžius mes užsihypinus, sakome. Reikia surimtėti. 1, 2, 3. Gerai. Mūsų tema yra visuomenės, nežinau, tai į visuomenę eina tėvai, draugai, mokykla, giminaičiai, viskas. Tai visuomenės keliami lūkesčiai paaugliams. Tokia tema. Tai aš pasirašiau kelis klausimus, į kuriuos norėčiau išgvildenti ir juos pasinerti giliau. Tai Žodžiu, tai šiaip dabar, kad pradėjau šitą temą, kokie šiaip yra lūkesčiai keliami paaugliams? Taip iš visuomenės. Geras aš manau, kad yra labai daug. Iš mokyklos. Pirma, ir aš manau, kad čia iš visų, nes ir iš kur tie kyla. Gerai mokytis. Gerai mokytis. Tai 10-ukai, 9-ukai. Neprisidirbti, būti geru mokiniu, geru vaiku. Žinot, ką darai ateityje, nes su 16 metų jau turi žinot, ką tu dirbsi, kur studijuosi. Čia toks labiau, gal ne tėvų, bet toks subtilus visuomenės subtilus, tai nes spaudimas. Sėdi prie kalėdų stalo su giminaičiais, iš močiutės arba iš kažkokio giminaičių užaugęs. Ką dirbsi vaikelį, kokį universitetą stosi. Tai yra labai nefaina, kai tu, pavyzdžiui, nežinai, ką daryti 16 metų, nes tai, man atrodo, yra visai normalu, kad mes vaikai, paaugliai. Dar šitą gal vėliau reikėtų praplėsti, bet apie studijas kalbant, man atrodo, dar visai didelis spaudimas pareina, kad tu būtinai užsienį turi išvažiuoti. Tai važiuosi užsienį. Kad jeigu tu nevažiuosi į užsienį, tai tu tipo nieko neišmoksi. Toks, tai tu Lietuvoje niekada. Tai žodžiu, mes visada turime žinoti, ką mes studijuosim 16 metų, jau 15, man atrodo, man jau buvo parėję tokie klausimai. Tada, aišku, turi mokyklos gyvenime dalyvauti, nežinau, kokiam parlamente būti, ten prezidentas būti, pagarbus būti. Turi visada visko klausyti, nežinau, ten būti su draugais, būti labai produktyviu,
neleisti savo laiko nieko nedarant ir tiesiog sportuoti visada. Nu, žodžiu, būti tiesiog idealiu Palaikyti vaiku. tvarką savo erdvėje. Taip, tiesiog turi būti tvarkingas, nežinau, Padėti nuolankus. tėvams namų ruošai. Jo, turi siurbti, turi valyti dulkes ir taip toliau. Kas visai naudinga, nes jeigu neišmoksti, tai paskui biškai sunku, bet Jo, tai šiaip man atrodo, kad visi šie lūkesčiai šiaip kyla, nu, iš tos pačios sakau, kaip ir visuomenės, iš mokyklos. Mokykla gal taip nepareiškia taip, nors sakyčiau taip garsiai, bet man atrodo visada yra iš mokytojų, kur toks tipo, nu tai žino, čia visi papūpų, žinai, ten, nu tai jums visiems žiauriai gerai pasisekė, nu tipo, yra. bet šiaip tas tiesa, nes mums dažnai daug kas gerai sekasi, bet realiai tiesiog atsiranda iš niekur, kuomet mes patys susikuriam savo spaudimą, kad tipo, aš turiu būti visada geresnis, negu aš buvau prieš tai. Jo. Ir tada tau sako, kaip viskas žiauriai gerai ir toksai. Jo, viskas yra negerai. O šiaip vat su gerą temą palikti, ir mes patys savo keliam lūkesčius. Jo. Aš manau, kad jo. Ir šiaip, ta prasme, tai yra, nu man bent jau tai yra labai sunku, nes kai tau visuomenė kelia šios lūkesčius ir kai tu užaugi su kažkokiais lūkesčiais, pavyzdžiui, iš tėvų, nes labai aišku priklauso nuo šeimos, kurioje tu gyveni, ir nuo tėvų vertybių, ir nuo vaikų vertybių, nuo brolių, nuo sesės, kad kai tu užaugi su tais lūkesčiais, kad tu su jais ir gyveni, man atrodo, visada, kad, ten nežinau, aš išvažiuosiu į Ameriką, studijuosiu ten tą ir tą ir tą, būsiu ten tuo ir tuo ir tuo, darysiu ten taip ir taip ir taip. Tai man atrodo, savo pats užsikeli tos lūkesčius, nes vat kartais būna, man net tėvai nesako, kad maždaug ko tikiesi, ir tu pats iš savęs žiauriai daug reikalauji. Ir man tai labiau dažniau būna, kad aš nuviliu save. Aš net nelabai bijau nuvilti kitus, o save. Man toks labai dažnai, kad jeigu man šis nepasiska, aš iš karto, ta prasme, save spaudžiu, nes aš iš kažko iš savęs tikėjausi. Tai, man atrodo, mes ir patys savo užsikeliam lūkesčius. Jo, man tai net būna, kad aš pykstu ant savęs, jeigu kažkas taip susiklosto, kad aš save pradedu kaltinti, kur realiai čia mano kalties nėra, bet aš tikėjausi kažkokio geresnio rezultato ir aš jo negaunu ir tada toksai, ir visi aplinkui mane ramina, tipo, viskas gerai, viskas gerai. Ir aš sakiau, tai viskas gerai, nes man kažkas viduje yra neramu, negerai, bet aš tada pati ant savęs pykstu, kad kam tu nervinėsi. Tai čia toks labai, pas mane šiaip viduje yra labai daug tokių priešpriešų, kur aš nervinuosi ir pati ant savęs pykstu. Taip. Ir tada niekam nuo to nėra geriau. Jo, čia man atrodo ypač sportą, pavyzdžiui, šie lūkesčiai yra, kur, žinai, atrodo, pas treneris tau nepasako, kad aš tikiuosi, kad dabar čempionate bus pirmas. Man taip atrodo, čia gal aš pritam podcast'e minėjau, man atrodo, gal kažką, neatsimenu tiksliai, bet kad tu kažkaip, aišku, čia tik ne visiems žmonėms. Aš nesakau, kad visi čia žmonės kelia lūkesčius, bet, pavyzdžiui, aš esu labai, ta prasme, perfekcionistas žmogus, ta prasme, kur man turi būti viskas tobulai. Ir aš pati savo užsikeliu šius lūkesčius ir kai taip neįvyksta, žinai, taip atrodo, kad aš nuviliu kitus, pavyzdžiui, ten nuviliu trenerius, arba ten nuviliu, nežinau, tėvus. Kai taip nebūna, tarsi, nes tėvai, ten visada ten didžiuojasi treneriai, ten irgi būna, taigi viskas okei, tapsi nusiramink, ir man yra viskas, man atrodo, kad pasaulis griūna, nes aš pati savo šius lūkesčius nusistatau ir aš bandau jų siekti. Kas, šiaip aš sakyčiau, kad, kai iš vienos pusės yra gerai, nes tai tave stumia siekti kažko daugiau ir siekti savo tikslų, bet kai tu jų nepatenkini, taip save grauži, bent jau aš. Žinai, tada irgi atsiranda klausimas, kad ar tu tų tikslų, tos viršūnės siekia dėl to, kad tai yra tai, ko tu nori ten toj viršūnėje, ar tu tiesiog nori kažką įrodyti. Tai vat ir labai skiriasi, man atrodo, reikia. Ar aš noriu būti ten viršuje, ar aš noriu parodyti pasauliui, kad aš galiu ten užlipti pats vienas. Jo, man atrodo, reikia labai suprasti, ar tie tavo lūkesčiai yra realiai tavo keliami, kad ten, tarkim, aš noriu būti, ten, nežinau, futbolo čempionas, kažkas, nežinau, tarkim, turi tikslą. Tai vat, ar žinai, čia tavo tėvų svarbu, ar čia tavo tėvai nori, ir ten tavo, pavyzdžiui, treneris, ar tu nori. Bet čia irgi labai skirtinga, nes, pavyzdžiui, nes tie, man atrodo, lūkesčiai kitų tampa tavo lūkesčiai, pasakyti, užaugusiai. Jo, bet, pavyzdžiui, mane tėvai labai auklėjo ant tokios prizmės, kad svarbiausia yra būti gerų žmogumi. Jo. Ir rūpintis savim, ir būti atsakingam visada už save, ir būti empatišku. Tiesiog grinai, kad nesvarbu, kas tu būsi, kokia profesija, svarbu, kad tu būtum geras žmogus. Taip. Ir aš tą labai vertinu, tas yra labai svarbu, bet, pavyzdžiui, kas iš to gavosi, manęs niekada tėvai nespaudė kažkokiam vienam konkrečiam sportui.
tipo, aš sportavau vaikystėje, Jo. bet aš sportuodavau ten, kur aš pati norėdavau ir kartais būdavo, kad aš tiesiog, aš dėl to esu labai daug kažkokių būrelio sportų išbandžiusi, Jo. bet aš niekur nesu pasiekusi profesionalaus lygio ar Jo. kažko, ko aš galėčiau didžiuotis. Tai va, tada kitas dalykas yra akademinė pusė, tai manęs tėvai niekada nespaudė, tipo, ten žiūri gerai Jo. mokytis. Mano rezultatai, kuriuos aš turiu, grinai yra tiesiog iš manęs pačios, iš mano pačios įdarbio, bet aš nežinau, ko man bus ateityje. Bet Jo. aš sakyčiau, kad čia yra realiai, visiškai normalu. Bet nes aš tau yra neturiu žinoti, man 16. 16 metų. Kokio Jo, šūdo aš dabar 16. turiu žinoti, ką aš norėsiu daryti, būdama 35. Taip, ir tas Tiesiog dalykas, mokėkit kad man tu turi pinigus. išsimesti pamokas 10 klasėje. Ne, bet va tas yra, kad po 11. truputį taip subtiliai. Šiaip čia yra visai pagalba kaip ir mokiniui, nes, jeigu nebūtų, pavyzdžiui, kaip mums 9 klasėje reikėjo pasirinkti klasės profilį, Jo. tipo ką sustiprinta mokytis, matematika, humanitarija ar ten gamtos mokslus, tada Jo. va 10 reikia išsimest pamokas, kurių tau egzų nebereikės. Taip. Tipo jo, kai reikia sugalvoti to momentu, ką tu nori daryti, tai toksai, aš nežinau, ką aš darysiu ateityje, o kodėl mane dabar verčia rinktis, bet kai pagalvoji, jeigu nebūtų šitų mokyklos iniciatyvų, pusė žmonių net nepradėtų mąstyti, ką jie nori Jo. daryti iki 18. Jo. Ir tada viskas žiauriai greitai reikėtų sumalti, kad kažkur įstot, kad kažką mokytis. Aišku, tu gali keisti paskui studijų kryptį, bet labai ilgai išsitęsia tas procesas. Taip. Man atrodo, kad visai yra normalu, nes savo yra 16 metų, realiai tik paauglys, tos paauglys. Ir kad tu turėjau žinoti, kad aš tam po tiek metų, kad aš jau būsiu tas, kad čia viskas, čia mano bus gyvenimo karjera, man atrodo, čia tokia nesąmonė. O kai labai pasiekė žmonėms, kurie žino, ką nori daryti, ta prasme jaučia, aš, pavyzdžiui, žinau, ką aš noriu daryti, bet, pavyzdžiui, aš suprantu, jeigu žmonės nežino, ką nori daryti, nes toks fyras dar, žinai, tas visiškas, aš nežinau, frontal lobe dar undeveloped, ko jis nori išmokti. Nežinau, dar tas man vaikas dar, žinai, kaip pagalvoju, atrodo, man, žinai, atrodo, tuoj 18, okei, ne tuoj, bet tipo 17, vat, greitai. Ir 18 metų. 18 universitetas. Ir man tai atrodo taip greit. Bet čia žiauriai keista, nes, pavyzdžiui, dar, jau nedaug liko iki 17, bet, žymama, vien dar šiuo metu yra 16, bet, pavyzdžiui, mūsų draugiai už 6 mėnesių jau 18. Yeah. Čia crazy. Ką? Nežinau, labai greitai tas laikas. Vežiot mus visur. Jo, reikia teisėti. Žodžiu, nukrypsime su temas. Bet nes mes tokias čia. Ja, mes tokias. Mums patinka nukrypti temą. Patinka nukrypti. Ok, bet šiaip... Nebekėsk manęs. Mums per daug gera diena. Bet kadangi mes jau kalbame apie lūkesčius, tai šiaip... Bet kas dažniausiai įvyksta, kai tu nepatenkini savo arba tėvų lūkesčių, šiaip kai mes kaupinam su tuo? Liūdna būna. Tipo jo, ką tu jauti, nežinau, gėdą, bejungumą, ta prasme, Kaltė, jo. Nes man tai dažniausiai būna ypač sporte ir šiaip mokykloje, kad aš nes, sakau, dažniausiai visi lūkesčiai tai būna mano nustatyti, nes aš kaip ir sakiau, kaip ir sakė Emilija jau, kad man tėvai, jie kaip ir man įdėgė tą dalyką, kad tau reikia gerai mokytis, nes, nežinau, bet jie man, tikrai nesidėjo ten kiekvieną vakarą, man aišku, tau reikia gerai mokytis, kad čia gavai 7, viskas tragedija, ne, aš būčiau užaugintas tuo standartu, kad, lemba, reikia gerai mokytis, žinai. Tiesiog, tai kaip savaime suprantama, kad mokslas yra... Taip, kad yra svarbu, ta prasme, kad čia yra pirma vieta tos mokslas. Ir aš su to kaip ir užaugau. Tai realiai, bet irgi visi akademiniai pasiekimai, tai yra pilnai mano pasiekti, tas mama su manimi sėdi ir nesimoko. Tai ypač mokykloje visi lūkesčiai yra tikrai mano pačios, man užsikelti, ta prasme. Tai aš mokykloje, kai nepasiekiu kažko, iš pradžių, man atrodo, tokia tragedija, ir dar atsimta, nežinau, 8 klasė, man atrodo, aš gaudau tą 7, ir man tokia gėda atrodo, ir man labai dažnai atrodavo, kad mokytoja prisimena, kad aš gau 7, žinai, dabar yra nusivylus manim, man atrodo, kad mokytoja neatsimena. Iš viso, jo, ten jos neatsimindavo, bet man taip gėda atrodo prieš save, kad kaip aš gau 7, ar, žinai, kai ten draugės būna, atrodo, aš 10 gavau. Bet čia labai daug. Ir aš toks durnas sugalvoju, ir ten tu sėdė, tu nesupranti, ta prasme, iš viso ten
būna ten tų Atsimenu, 5 klasėje iš diktanto gavau 5. Aš Keturis. 4 gavau. Ne, bet čia šitas, kad sakai, irgi labai prisideda prie perfekcionizmo. Taip. Kas aš vaikystėje buvau labai labai perfekcionistė, bet tiesiog grinai, kad noras biškiau OCD gal turėjau. Tai kol man reikėjo, kad viskas būtų tobula, kad aš būčiau tokia rami ir viskas būtų gerai. Tai ir pažymiuosi ir visko, bet tada einant... Pasijaudinu. Bet tada einant laikui, grinai tiesiog... Vat kas padeda išgyti iš perfekcionizmo, kai tu nepadarai maksimumo ir tu gauni tokį patį rezultatą. Jo. Ir tu taip supranti, kad visiems yra nusišvilpt ant to, kiek tu įdėti darbo. Ir man taip nėra buvę. Ir tiesiog reikia pasitikėti savo jėgom ir nekankint savęs. Taip. Ir šitas labai padeda, kai tu realiai tiesiog, net jeigu tu ir neįdedi maksimumą savo tiesiog dėl to, kad tu nebegali fiziškai, bet man yra šitas kažkada padėjęs labai, gal 8 kokią klasę, kad tiesiog neįdedi savo maksimumo, gauni tokį patį rezultatą. Ir toks, kokią šūdą aš čia kankinuosi. Nes Emilija yra tos žmogus, kur aš būna 3 valandas ant kalų tam atiek, ir jai natūraliai ateina, visas tiesiog natūraliai, jinai ateina, pasėda, parašo, gauna 10 su pliusu ir išeina. Jinai tos žmogus. Tai aš šiaip labai pavydžiu. Bet man šitas labai nepatinka. Aš suprantu, kad žmonėms būtų gėda. Nes aš turiu sėdėti, aištant, snapchatinti, Emilija, kodėl čia minus. Ne, tai jo dar irgi būna, kad šitai dar kelios mūsų draugės sėdi ir tokias, o dieve, o ką ten sakė? O ne, o dabar Exas, oh my god, Exas, dabar viskas kontrolinis, aš mirštu ir Emilija sėdi tokia savo su AirPodais dainuoja kažką, nežinau, ką aš darau prieš Exas, aš nieko nedarau. Jo, nes mes susėdėm ten lapus traukinį. Ir skraido aplink. Bet aš šiaip būtų faina, kad pasidaryt IQ testą. Yra dabar kažkokia programėlė, ten labai krūtų. Bet, aš pamiršau pasakyti dabar prisimenu, kad man būtent kadangi aš sportuoju, tarsi profesionaliai, tai man, o sportas, nes jis labai užaugina discipliną, ten o disciplina yra tos dalykas, kur, kaip mano treneris kažką pasakė, man visai patikšas, nėra tokio dalyko kaip motivacija, yra tiesiog disciplina. O dieve. Jo, kad jeigu tu, disciplina, kad jūs prasmint, kas yra, jeigu tu esi nemotyvuotas, tau yra šūdina diena, tai nesvarbu, ta motivacija yra visiems nusispjauti, kad tu esi nemotyvuotas, tu eini į salę ir vis tiek darai. Tai man atrodo, kad man tas padėjo, nes aš paverkdavau realiai ir aš savo paskui, čia šokiai užaugino mane. Ir aš savo paskui eidavau, ir darydavau, ir vėl tą patį. Ir jeigu aš nesuprantu, aš ir ten dar kartą darau, ten nežinau, sumokydavau, ten Milį, ten kai rašau, kad man išaiškintų. Ir man kaip atrodo, kad, aš visada išsikapstau iš to, aš būna ten paverkiu, ten pavyzdžiui, kaip pirmoji serija mane ten išmetė iš matematikos. Man ten to momento atrodo. Niekada nepamiršiu tos dienos. Oi, ne, ta kaip buvo. Bet dar irgi padeda, žinokit, su visais perfekcionizmais dėl to, kad ir kokia jums atrodo šūdina situacija gyvenime, kad ir daug kokio mažo dalyko jūs verktumėt, nervintumėtės ar, nežinau, pyktumėt, kažkam dar blogiau tą dieną. Kažkam yra dar blogiau. Nes, kol Gabijos tą dieną nebuvo, mes ir pietau ėjom visos, kol jos dar nebuvo po to pupo, buvo žmonių vis tiek aplinkui, kurie buvo susiparinę dėl kelių dalykų. Gal irgi kažkas užstrigo, ar kažkas, ir jau taip nepatogu yra. Ir tada atėjo Gabija ir tada visiems rojus pasidarė su jų situacija, visi suprato, kad čia nėra dėl ko parintis. Gaila Gabijos, bet viskas gerai baigėsi. Viskas visada gerai. Every ending is a happy ending, so if you're not happy, it's not the end. Jo. Aš myliu šitą kalbą. Žiūrėkit, ypač jeigu, nežinau, čia mes dabar paėmėm egzaminus kaip pavyzdį dėl lūkesčių, ta prasme, bet šiaip jeigu jums atrodo, kad, nežinau, kad tie egzaminai kažkam labai rūpi, aš nežinau kaip jums, bet kiek yra daug žmonių, kurie ten neišlaikė gerai tų egzų, dabar yra vieni, ten nežinau, daugiausiai pasiekusių žmonių pasaulyje, šiaip tose Lietuvoje, ta prasme, kaip mano, mačiau, kažkas sakė, jinai buvo klasės reunion, dabar nebuvo, ten matė Facebook'e, gal kažkas sako, blemba, tie šimtukininkai, kurie sėdėjo pas ją, sakė, kažkaip nelabai iš jų kažkas gavo. Jis sako, o tas, kuris žinai sėdėjo, aš nesakau, dėl to surūpų gerus žmogus. Aš nesakau, kad jūs dabar grįžti mokyklą, kad jums reikia 2 mokyti, aš tikrai nesakau to.
Bet jeigu jūs pasitaiko blogas pažymys, tai nėra tragedija. Ir your grade doesn't define you. Ta prasme, nu čia yra... Bet čia taip turėtų būti period. savai. Gerai, bet čia man rodos, mums šitas toks yra dalykas, nes iš tų tokių, nu, tipo, rajono mokyklose niekas taip negalvoja. Jo. Ten tiesiog, bet kur, Nu, jiem nesvarbu. taip atrodo kaip ir privilegija, žinai, įstoti į gerą mokyklą ar į gerą universitetą. Ir dažnai būna, kad tos vietos, tipo, nepropaguoja konkurencijos, kas kaime yra tiesa, bet man atrodo, kad tų mokyklų mokiniai patys savyje žiauriai tiesiog jaučia tokią, ne konkurenciją, bet tos pačius lūkesčius savo, kad, tipo, jeigu aš jau įstojau į gerą šūlę, reiškia, aš galiu, nu, esu pakankamai protingas, kad čia būti, tai aš turiu pateisinti tos lūkesčius ir aš negaliu tiesiog paleisti vadžių dabar. Jo. Tai sakau, nu... Nežinau, ką norėjau pasakyti, šito pamiršau, bet... Nu, visiems pasakė. Bet sakau, nu, su tais egzais irgi sakau, čia vienas iš lūkesčių. Gerai išlaikyti egzaminą. Jeigu nepasiseka, ypač tas pažymys ir egzaminais, nu, tai viskas yra visada ok, nu, bus ir tų kitų pažymų. Ok, jeigu ir valstybinis egzaminas, nepasiseka valstybinis egzaminas. Nu, galima aš manau, perrašyti. Gyvenime išsikapstyti. Jeigu jūs esate duobėj, tai vienintelis kelias yra tik į viršų. Svarbu, kastuvą nepasiimti. Nepasiimkit kastuvą tik į duobę. Nekaskit duobės tikrai giliau. Vienintelis kelias yra tik į viršų. Nu, aš sakyčiau, tamsi, kad visada reikia pagalvoti tiesiog, kad jeigu jūs esate geras žmogus, idėjų turintis žmogus, jūs visada kažką makinsit of yourself, ta prasme. Čia išsikapstysit. Yra egzaminai, tipo, akademiniai. Jaunatės dėl regitros egzamino, Lietuvos average išlaikyti regitrą yra 8 kartai. Tai nesiparinkit. Viskas bus gerai. Tai... Net jeigu ir iš 9 išlaikysit, vis tiek išlaikysit. Šiaip man labai patinka, kai būna žmonės pasakoja savo tipo tokias superstitions, kaip išlaikyti regitros egzą. Pavyzdžiui, mano draugės draugas, kai jinai laikė regitrą, sakė, būtinai tą rytą suvalgyk bananą. Kodėl? Nes jisai suvalgė bananą, tada išlaikė. O, valgykit bananą prieš egzaminą. Bus gerai. Atsimenu, Elzė prieš pupą siuntė jos pusryčius ir ten irgi buvo bananas. Va? Aš nevalgiau pusryčių tą dieną. Aš kažką mažai valgiau. Žodžiu, žinot, kai reikia, man atrodo, prieš egzaminą tikrai suvalgyti. Ir valgykit bananas, aš smegenis veikia, žodžiu, bus protingi. Reikia išsimiegoti. Jo, reikia išsimiegoti, tikrai reikia miegoti. Šiuliam, kaip aš mėgstu miegoti. Švelniai. Šakės. Okay. Jeigu dabar taip apibendrinant, būtent, nežinau, gal reikia pasakysiu, aš savo pasakysiu, kaip kaupinti su lūkesčiais, smerelį, jeigu nepatenkinat savo arba kitų lūkesčių. Aš sakyčiau, kad jeigu jūs neturit patenkinti kitų lūkesčių, pirmas dalykas yra tas, neturit patenkinti savo tėvų lūkesčių, neturit patenkinti mokyklos lūkesčių, trenerių lūkesčių, niekieno, nes tai yra jūsų gyvenimas, pirmas dalykas yra tas. Jeigu jūs labai norit, kad jums didžiuotų tėvai, ta prasme, nu tai tėvai, draugai turi didžiuotis tiesiog tuo žmogumi, kokiu jūs esat, man atrodo, nu kad čia iš viso ten tavo draugas arba tavo vaikas. O jeigu jums reikia patenkinti savo pačių lūkesčius, aš sakyčiau, jeigu jūs nepatenkinat, tai prisiminkit, kad, nežinau, aišku, didžiausia auditorija čia yra paaugliai, tarsi you have your whole life ahead of you, tarsi yra dar tiek galimybių, tiek metų, tiek universitetų, tiek mokyklų. Ta prasme, kad, nu, tiek kitų gyvenimo kelių, nežinau, gal jūs tapsit ten stand-up comedian, gal jūs tapsit dainininku, ten iš jo Gilmore 2, man atrodo, čia su Happy Gilmore. Jo, Happy Gilmore. Gal jūs tapsit ten, nežinau, golfo player. Nu, žinot, tarsi tiek yra tiesiog visokių, jeigu idėjų turintis žmogus, geras žmogus, svarbiausia būkit geru žmogumi. Nu, tikrai jūs rasit savo kelią iš duobės viršų, man atrodo, ir tikrai bus viskas gerai. Ja. Nu, aš manau. Realiai, taip. Nusispjaukit lūkesčius. Biški, ant kitų nėra lūkesčių lengva. tikrai nuspjaukit, jeigu... Nėra lengva, bet... Jo, kažkokia mokytoja kažką ten, norėčiau kitą žodį panaudoti, bet šneka kažką, kaip tu ten, tuo turi būti, tuo turi ten tiek, o tai tu turi būti ten tiek gavai, ne, jūs tarsi ten tiek ir tiek, tik tiek ir tiek galima gauti. Tai žinokit, ateikite, nežinau, po 10 metų, kai ten būsit, ten įstosit kažkur, arba nežinau, ten būsit, ten, nežinau, labai labai ten fainas ir ten successful žmogus, ateikit, pasveikinkit su ją, pasakokit, ką darot gyvenime, nežinau, manau, tikrai bus jealous. Tiesiog būkit nemotyvuoti,
o disciplinuoti žmonės ir tikrai pasieks visko, ko nori. Aš Bet tikrai tai nemanau, kad visi turi, ne visi turi discipliną, man Ne, atrodo. bet va tiesa gal sakai, kad sportininkam labai tai yra Jo. įdėgiama. Aš nesu labai, tipo profesionali sportininkė, aš neturiu per daug disciplinos, net ne per daug, nežinau, ar turiu pakankamai. Bet, pavyzdžiui, aš iš to žinau, kad, aš, pavyzdžiui, kai turėsiu vaikų, aš tikrai leisiu tipo, į sportą nuo mažens. Aišku, aš nenoriu, kad tas vaikas ten kankintųsi, Jo. bet tai tada aš nesiruošiu jiems sugalvoti sportą ir per prievartą juos ten vesti. Jeigu mano tam vaikui ten nepatiks, gerai, mes galime eiti išbandyti kažką naujo. Bet tiesiog atrasti tą šaką, kuri iš tikrųjų yra smagu tam vaikui. Ir kad jisai turėtų tą tokį, kad ir pasiekti kažko galėtų, nes, pavyzdžiui, sportas tiek durų šiaip atveria. Ta pačia Amerika, kiek žmonių gali grinai su sportu išvažiuoti. Tai, jeigu netyčia vaikas bus durnas, tai turės. Bet jo, sportas tikrai, turėsim kažkada podcastą apie sportą, bet, sakau, va šito vietoj tikrai disciplina labai padeda, jeigu neturi disciplinos, tai, tą pati motivacija, tada, raskit kažkas, kas jūs motivuoja. Pavyzdžiui, mane kas... Vienoj paskaitoj, pasakysiu, labai gerai pasakė, kad, tipo, svajot reikia labai plačiai ir susigalvot savo Everesto viršūnę. Ta panorėjau skaityti. Jo, kad susigalvot pačią viršūnę, kokį maksimumą norėtum pasiekti gyvenime. Ar kažkokioj srityje, ar profesijoje, ar asmeniniam gyvenime, ar santykiuose, bet kur. Bet grinai tiek prisifantazuoti tą tokią pačią viršūnę, kad ir kiek jinai atrodytų nepasiekiama. Ir realiai aš bandžiau tai padaryti. Ir taip toks fainas jausmas, nes tu pagalvoji, kad jeigu čia yra viršūnė, tai tiek daug yra steps before that. Ir tiek yra mažų steps, kuriuos aš galiu dabar pradėti daryti. Ir tai labai faina kelionė, tada atrodo, tai Everestą kopti. Aš vis tai žinokit, siūlau sugalvoti tikrai tikslą kažkokį vieną, kurio jūs realiai nuolat siektumėt. Pavyzdžiui, aš dabar ten turiu tokį, norėčiau sakyti long term, bet jis nėra tikrai dabar, kaip pagalvoju, long term. Tai tokį short term gali, belia kokie tikslai gali būti, nežinau, short term ar long term. Nežinau, pasidėkit talismaną prie lovos, tarkim, aš esu ten, tarkim, pasidėjus, man atsiprašau, trenerė sakė, to lubų pasidėk, kad kiekvieną rytą atsikeltum ir užmigtum su tikslu. Ir realiai padeda, nes tu kaip prisimeni savo tikslą, tu visada, man atrodo, tu nori judėti toliau. Tai, čia mano yra vienintelis atsakymas. Turėkit visą tikslą ir žinokit, kaip jo siekti. Ir nenugriūkit niekada ant žemės. Dar jo, nenugriūkit, ypač tada, kai, tarkim, aplinkiniam labai gerai sekasi, o jum ne. Jo. Nes šitas moros labai lūkesčius savo pats pradedi kurtis, kai visi aplinkui kažką labai daro. Taip. Savo ateitim, su sportu, su, nežinau, santykiais tais pačiais. Ir tu neturi to, nėra, kad tu galvoji, kad tai yra nevertinga, ar kad šitie žmonės nesąmonę čia daro. Bet, tiesiog tu nebuvai susimąstęs, kad man jau reikia tai daryti. Jo. Ir, man pačiai būna toks jausmas visi daro ir aš tokia, oi, blemba, tai gal ir man reikia, tipo čia gal kaip ir man padėtų supras, ko aš noriu. Bet realiai kiekvieno kelionė yra skirtinga. Jo. Ir kiekvienas turi savo tokį ritmą ir pace. Tas yra visiškai normaliai. Tai čia irgi reikia tokios biškių. Mokėt pastovėti už save. Jo. Ir pirmiausia, gerbti, rūpintis savim. Taip. Ir nepalūžti, kai kiti daro kitaip negu tu. Nes kad ten vienas geresnius rezultatus pasiekia, nereiškia, kad jis geresnis žmogus už tave. Taip. Ir jeigu ten kažkieno vidurkis yra didesnis už jūsų, arba kažkas geriau už ten išlaikė egzaminus už jūsų, nereiškia, kad jie bus labiau successful, ten, kad jiems tas labiau seksis, kai gal ten seksis kažkurioje vietoje jums geriau, bet gal ir jums kitoje vietoje geriau seksis. Tai, žinokit, tikrai, when it comes to grades, tai we don't define you, žinokit. Reikia visą tą prisiminti, nes aš tą visą užmirštu. Man visą būna tragedija, kai aš gaunu 7. Pasaulis griūna. Bet... Net kai tu gauni kažkokį pažymį, kuris tau nepatinka, tą dieną vis tiek saulė patinka. Taip. Sakyčiau, galim uždaryti šitą temą. Aš pasilikau dar vieną labai fainą klausimą. Nes pati šiai bus mažas mašinai, dar mama sako, gal įdomu būtų visai. Ar yra skirtingi lūkesčiai merginų ir bernų? Kaip manai?
Aš manau, kad jo. Nu, tipo. aš manau, kad jo visai, nes aš dabar pati pagal, man atrodo, kad merginos gerai. Nekenselink manęs, ką O dieve, šiandien aš taip nenorėjau, bet, nu, man atrodo, Aš kad tave merginos cancelinsiu. čia yra, nežinau, emociškai rodyta, bet nu, mes greičiau, man atrodo, bręstam. Tai jo, faktas. Ok, mes greičiau bręstam. Faktas, tengi, tipo, nuo berno amžiaus reikia nuimti 1,5 metų, kad... Jo, nu mes greičiau bręstam. Aš nežinau, Ir man aš atrodo, nesu- kad vat, merginos, nežinau, nuo pačios mažumės mes esam, nu, mes turim tas, aš bent jau turiu tokią lėlę kūdikį, man atrodo, ten, kur tu rūpinėsi juo, ten Jo. pienuko duoti, ten verkia, ten duodi soskę. Man atrodo, kad merginos iš karto turi šius lūkesčius, aš savo patirties kalbu, apie vaikus, šeimą, vestuvės kokias. Šitas apie vestuvės ir meilę, tai šitas ateina iš visokių princesių filmukų, Jo. nes visose princesės filmuose princesė išgelbėja Princas baltą žirgą Ir jie ir jie labai gražiai susitokė ir gyveno ilgai ir laimingai. Bet tada ir nėra tu part tą two. žiauriai idealizuoji. Nu, mes apie šitą jau su manim netgi šnekėjom podcast'ą Jo. kažkuriam, kad gynai va tie visi filmai romkoms, nu, žiauriai užkelia lūkesčius. Jo. Ir, nu, tipo, man tai nėra toks, kad, tipo, aš tikėjausi, kad gyvenime tai bus, aš supratau, kad čia filmai yra, bet, tipo, tu pažiūrė Bet tą labai to filmą tikiesi. ir tu toks... Aš cute, tikiuosi, kad man irgi fainai. taip bus. Ir aš atsimenu, aš nuo mažumės ten įsivaizdavau savo ves. Lemba, man atrodo, Man buvo atrodo, 7 kiekviena metais pana, Google vestuvės kiekviena suknelė. pana šiek tiek įsivaizduoja, kaip atrodys jų vestuvės. Taip, ir suknelė. Yeah. Tai, man, pavyzdžiui, man atrodo, nes nu, čia irgi lūkesčiai, vestuvių lūkesčiai, kur aš žinau, kur mano vestuvės jau bus, pavyzdžiui. Au, gerai. Nu, tipo, Aš tai toks esu ten, kur mes su vyru nuspręsim. nu, aš jau įsivaizduoju savo galvoje savo vestuvės. Bet, tipo, nu, man atrodo, kad merginos iš karto ten, nežinau, vestuvės, kaip atrodys mano vestuvės, kur aš ten tuoksis, man atrodo, jau įsivaizduoja. Nežinau, ten vaikus, man atrodo, gal labai dažnai ten įsivaizduoju. Aš vat ten įsivaizduoju savo mergytę, vesti į gimnastiką, berniukai, futbolą, va tos dar. Nu, man atrodo, mes tą šeiminį gyvenimą labai... Na, čia irgi nuo šeiminio asmeninės gyvenimo patirties, lūkesčius. man rodos, ir nes aš kiek galvoju, nes, nu, kaip mane augino, tai čia grinai labiau buvo kažkas, ko aš prisisvajoju. Nu, manau, mama tai ten sakydavo, kad susiras gerą vyrą. Jo. Nu, bet, tipo, be to tai tiesiog buvo toks, kad, nu, čia sakau, mano tėvai tokie buvo, kad man visai, kad jie, kad rūpinkis savim, būk gerų žmogum, Jo. rūpinkis kitais. Nu, va toksai jau buvo. Jo, ir man atrodo, kad, vat irgi mano mama visada tokia, kad, nu, Gabija, tai daug vaikų, žinai, nes, nu, žiūrėk, kaip faina yra, kai prie kalėdų stalo sėda daug vaikų, va, sesės, broliai, anūkai, sako, nu, tai va, irgi pas mane tas daug vaikų, nu, nedaug, nes buvau ten 60, bet taip, nu, okei, aš nepasakosiu, dabar pakelsiu, kad vaikų nori. O dieve, bet nu žodžiu, visokie yra tie šeiminio gyvenimo lūkesčiai, ten kur namą jau gali įsivaizduoti, kur gyvensi. Bet čia toks, ne, čia Okay. lūkesčiai, čia svajonius. Nes Man tai svajot va, yra... yra visai viskas lūkesčiai, kad aš įsivaizduoju, kad pas mane bus ten tik toks namas, kad aš tik taip gyvensiu. Man kažkaip atrodo, aš net taip neįsivaizduoju. Toks. Žinai, kas labai nesąžiningai yra. Kas? Čia toks irgi don't cancel me, bet ne, nu čia geras dalykas, čia komplimentas realiai. Bet taip nesąžininga, kad bernai, jeigu jis gražus bernas, tai jis visą laiką gražus. Tipo, jis atsikelia ir jis tik prabudęs yra Jo, mes gražus. apie šitą kalbėjau, kad merginos supranta, kad jūs bernai, jeigu jūs nesuprantat, merginos, kai atsikelia, tai jos turi nusivalyti veidą, plaukus, tarkit, makiažą užsėt, apsirengt, papuošus užsėt. Ir mes atrodom, kaip atrodom dabar. O bernai, realiai, jie atsikelia, tai jie Sako, jeigu tokie gražus yra. bernas, tiesiog atsikelia ir jis 24/7 gražus. Jo, ir jisai gražus tiesiog. Tas yra, kad jie tiesiog atsikelia ir jie gražus. Sveikinu. Nu, tai vat, man atrodo, va tuo, gal merginos ir bernai šiaip skiriasi, nes, okei, akademiniai lūkesčiai ten visų vienodi, man atrodo, yra ten universiteto, nu, bet sakau, visi akademiniai, ta prasme, sportų irgi tam lūkesčių, jie ten bernai šiaip dažniau ten disciplinuoti, man atrodo. Nu, tipo, labai priklauso nuo žmogus, bet visų. Nu, čia ir nuo tėvų priklauso, tipo, Jo. kokį jie nori užauginti tam sūnų ar dukrą. Jo, bet Nes sūnum dar dažnai šiaip būna, šiaip čia labai gera savybė, bet tas diegimas, kad tu turi užaugęs pasirūpinti savo šeimą. turi būti Turi pasirūpinti, taip, turi būti džentelmenas, turi pasirūpinti savo žmoną, ten jeigu turės tipo vaikų. Jo.
bet šitą labai daug duoda, kokį tu pavyzdį matai pats iš savo tėvų. Taip, man atrodo, labai daug apie žmogų pasako pasižiūrėjus į jų tėvus ir ypač kaip jie, kokį santykį turi su savo tėvais. Nes vis tiek, tipo, kažkuriuo metu gyvenime mes šiek tiek pavirstam į savo tėvus, tai jų atvaizdas kaip ir daug apie mus pasako. Man atrodo, pavyzdžiui, jeigu ten yra abu tėvai ir jie yra būtų lygiaverčiai, pavyzdžiui, namuose, visiškai lygiaverčiai žmonės. Man atrodo, kai vaikas užauga tokioje aplinkoje, kas irgi įsivaizduoja, kad, aš su savo vyru ten nežinau, bet su bernu, vaikinu, mes turim būti lygiaverčiai žmonės, bet irgi jeigu ten yra kažkokia kitokia situacija, tai man atrodo, tokiu gal įsivaizdavimu ir užaugti gali dažnai vaikas. Tai, jo. Bet čia labai svarbu, kokią rolę tėvai turi ypač vaikystėje. Nes paskui, tipo, paauglystėje, toksai, tu vis tiek formuojasi savo suvokimą, savo pasaulėžiūrą, savo mąstymą. Ir kai kuriem gal tėvų pavyzdys kaip tik yra toksai, kad aš mačiau, kas būna, kai tarp su tėvais būna taip ir aš nenoriu tokios ateities. Tai irgi toks. Jeigu turi pakankamai drąsos ir ryžto, tai realiai gali bet kokį savo gyvenimą susikurti. Davėja pasakysiu. Kad ką? Kaip Palangoje tas Gytis, ar koks ten jo vardas. Šiaip liūdna, kad panom yra nesaugu naktį. Ne, bet šiaip čia tai yra visai aktuali tema, manau. Kad realiai merginos, aš čia taip tiesiai šviesiai sakau, aš nesijaučiu saugiai naktį dažniausiai. Bet tikrai. Bet jo, mes Palangoje neseniai buvom. Šitos off-topic biški, bet. Įsitikinam 100%. Ir realiai merginos nesaugu. Jaučiuosi saugiai, tik jeigu turiu, nežinau, jeigu yra bernas šalia. Nes man taip atrodo, kad aš nežinau, ar tai būtų, bet jeigu neužpultų, tai ateitų tas bernas, kuris eina šalia manęs ir sumuštų. Bet aš nemanau, kad taip būtų. Imagine, būtų tiesiog pabėgtume. Tada nelystų tas. Jo, arba tai nelystų, bet jeigu eina su merginų kompanija, tiesiog naktį, ypač kokiam Basanavičiaus gatve, tai nėra fainai. Arba 5 ryto. Eina Basanavičiaus gatve, nėra faina. O dievai, nėra faina. Tokia išvada žodžiu šitame mergų bernų lūkesčių klausime. Tai jo, aš manau, kad tiesiog merginų lūkesčiai yra žymiai skiriasi nuo bernų šeiminiam gyvenime. Jo, ir tokiam, kasdieniam gyvenime. Bet tuo pačiu tikrai daug bernų turi tokių ambicijų irgi sukurti šeimą. Ir tas yra labai gražu. Bet aš manau, kad merginos nuo mažumės, jos turi tą tokį. Čia toks labiškai pasenęs požiūris, bet jo yra tas toks, kad mergaitės užaugusios, turėsit prižiūrėti šeimą, sukurti šeimą, vyras jais uždirbti pinigų. Oh, hell no. Ja. Ne, abudu turi uždirbinėti ir nešti pinigus blemba. Aš manau taip, bet nevystykime šitos temos šiandien. Tai va, aš manau, kad taip yra. Aš tikrai manau, kad jo, yra bernų irgi, kurie ten, nežinau, ten, gal kai buvo mažesni ten. Pavyzdžiui, mano tėtis visada įsivaizdavo, kas turės dukrą Gabiją, jisai žinojo, man atrodo, mažumės. Aš Gabija ir esu tokia. Bet, man atrodo, vis tiek tos merginos, nežinau, pasisam anksčiau. Man mamytė, aš ten turėsiu, jeigu tiek vaikų, mano vestuvinė suknelė bus ant tokia. Bent jau man tai buvo, aš nežinau, gal ne visos tikrai tokios yra, bet kiek aš ten, nežinau, pažįstu, ne visos, o vestuvinė suknelė, ten tikrai įsivaizduoju, ten vestuvių lūkesčiai, ten kokie, ten žiedo lūkesčiai. Labai gražus svajoti yra. Jo, mes su labai merginos mėgstam svajoti. Ypač jo, rom-coms prisižiūrim. Serialų ir ten lūkesčioje, ten pakyla. Tai, manau, kad tik tuo skiriasi. Bet kitų lūkesčių, aš manau, kad visai yra vienodi. Vis tiek visi patiria tos lūkesčius ar iš savęs, ar iš aplinkos. Vis tiek niekam nėra lengva. Vis tiek visiems reikia paramos. Taip. Vis tiek visiems reikia nebijoti prašyti pagalbos. Ir visiems reikia gerbti kito jausmus. Jo, sakykit, būkit. Ir visi mes esame žmonės. Ir jo, bet man atrodo, kad tiesiog labai priklauso, kokie yra žmogaus lūkesčiai. Tai nuo aplinkos, kurie užaugo, nuo mokyklos, nuo tėvų, nuo vertybių šeimos, gal ir nuo religijos. Aš nežinau, bet visi šitie komponentai susideda ir
nustato tos žmogaus lūkesčius. Tai va, aš manau, kad yra taip. Tai va. Tai labai dėkui, kad buvo šiandien su mumis. Tikimės, kad patiko šiandienos tema, kad radot gal kažkokių įžvalgų, idėjų, kad gal kažko padėjo mąstyti kažkokius klausimus. Ir norėjau pasakyti vieną dalyką. Ai, va, prisiminiau. Aš buvau į Instagramą įdėjus tokį Google Forms, kur jūs galite rašyti savo istorijas, pasakotis kažkas anonimiškai, ir mes jas aptartume podcast'e, gal pasidalytume, ką mes darytume, ir niekas neparašė. Tai būkit geri. Nu, žinokit, aš manau, kad tikrai turit įdomių istorijų, tiesiog juokingas istorijas parašykit, ir mes tikrai aptarsim, nežinau, pažvengsim gal tiesiog visos. Tai aš dar... Tu nori tyčiotis iš savo sekėjų. Jo. Nu, bet anonimiškai, nu, tai aš nežinau. Tai va, bet davai parašykit, aš dar kartą įkelsiu, bus labai fainai, aš manau. Tai va, tai pafollowinkit Instagramą, subscribe, like, share, comment, žodžiu, viską darykit, jeigu patiko. Ir jau, susitiksime kitoje serijoje. Tai ate, bučkis visiems.